Pirmą kartą galima bus paragauti 4 Indonezijos kavų ir 4 labai skirtingų Indonezijos kavų. Visada anksčiau, prieš 10 metų, prieš 20 metų, Indonezija garsėjo savo riebumu. Tai yra riebi, tiršta kava. Išgeri puodelį ir atrodydavo, kad sviesto suvalgiai ir kaip sumuštinis su sviestu. Malungung nėra, tai turbūt archaiška kava, ta, kuri asocijuojasi su senais olandų laivais. Joje yra mažai žemės skonių, šiek tiek yra ir jinai yra arčiausiai archaiškos ir senovinės kavos. Senja Halu yra tarpe tarp senoviškos kavos ir jau modernios. Ir ten yra miksas įvairiausių apdorojimų, rūšių ir jinai nėra labai komplikuota. Ir pakeliui link tos tobulos kamala ir gana įdomios kamala, kuri turi savo Madagaskaro pipirų ir šokolado mišinį. Manyčiau, kad gerai suręsta, labai subalansuota ir geras specialty kavos pavyzdys. Na ir Frinza tai jau daugiau dizainerio, meistro rankų kūrinys. Tai yra labiau kasdien negu šventinės kavos. Labai aiškios, gan nugludintos tos kavos. Ir čia turbūt geriausia būtų pirkti ir surasti tai, kas priimtina tau pačiam.